Aš Milana Jašinskytė ir čia podcast Su meile Milana. Kalbu apie tai, ką praktikuoju pastarąjį 10-metį. Kūno, emocinį ir dvasinį intelektus. Kalbu apie jogą, neuromokslą, budizmą, ezoteriką, santykius, seksą, verslo meną ir tai, kas gimsta mano kasdienos gyvenime. Kiek moteriai reikia laiko, Taip. Va to tikros viskas, tu esi čia. Kalnai, tu, ramybė, ir grinai aš išgirdau save. Tai buvo turbūt pirmas kartas per nežinau kiek laiko, kur aš absoliučiai nedirbau, nieko nedariau. Vyras jau deda lagaminus į automobilį ir aš taip kažkaip pakėliau akis ir jaučiu, kad man sutraukia čia, žinai, ir noriu verkti. Ir jausmas, grįžau namo. Bet aš galvoju... Niekada nesigailėjau nei vienos savo kelionės. Tai va, Niekada nesigailėjau. O tai turbūt, kad jau turėčiau dvigubai geresnį būtą. Do your happiness. Žinai, do your happiness. Ir kažkurioje vietoje tiesiog do your happiness ir nebandyk nei pataupyti, nei sutrumpinti kelio iki to, nei sumažinti savo svajonės dydžio ir do your happiness. Kai ko nors labai trokšti, visas pasaulis padeda tau tai įgyvendinti, kad ir kaip banaliai skamba, bet yra tokia tiesa, kad... Atsiranda ir tas, ir tas, ir tas, ir tas, į ko į savo tą blogiausią scenarijų net nekalkuliavai, neskaičiavai. Tai nori apsigabint? Ta fine. Be oficialios pradžios, be nieko. Tai čia yra neoficiali pradžia. Taip, čia yra neoficiali pradžia, mes girdimos bent jau. Šitoj neoficialioj masažė kliusą rodo gerai. Girdimas. Kaip jaučiasi tavo kūnas, Indrė, šią akimirką? Labai gerai, kaip visada, kai tu šalia. Pala, bet žinok, neišsisuksi, papasako, kaip jaučiasi tavo kūnas šią akimirką. Iš tiesų, dabar yra tas momentas, kai yra daug bėgimo ir jaučiuosi dabar pritūpusi užsirišti batelio, va šiuo momentu. Ir toj vėl bėgs. Aha, tai mes turim valandą laiko šitai procedūrai. Kombatą išsirišim. Tai mes tai galim, žinai, praleisti laiką šitą tokiam lėtam iškvėpime ir iš tikrųjų sulėtinti tą laiką. Mes puikiai žinom, kaip per tas visas mūsų praktikas, per kontemplatyves tas, kai tu esi tam čia ir dabar momente. Ant kilimėlio. Ant kilimėlio, ant kilimo. Jo, ant kiek galima patirti laiką kitaip ir per tą 1 valandą aš tikiuosi, kad mes, žinai, abi pailsėsim, o ne nuvargsim nuo to bėgimo, nes traukiniai tiek pas tave, taip suprantu, greit važiuoja traukinys, tiek pas mane greitai važiuoja traukinys. Kaip tavo širdelė šią akimirką gyvena? Jaučiasi? Dabar rimsta. Rimsta? Mhm. O kaip jaučiasi tas rimimas, kaip jisai dabar? Kaip procesas vyksta? Žinai, nuo vasario mėnesio tiek visko daug, taip daug ir atrodo kaip tokios linijos, tokios juodos pribraižytos, vyro mokslai, vaikų mokslai, darbai, išnuomoti namus, parduoti automobilį, taip daug ir viskas. Vakar jau vyras atsiėmė diplomą. Tai šitas juodas viskas išėjo. Namus išnuomavom, išėjo. Ir jaučiu, kad viskas finišo tiesioji ir jau išskėstom rankom laukiu naujų tų nuotykių, naujų pokyčių, naujų visko. Jinai skamba kaip laukinė širdis, žinai, tokia, wild heart. Tai ir kaip susitikom, matai, bandelę ant šakutės pasmėgiau. Taip, nerealiai. O kaip tavo dubuo jaučiasi, kaip tavo gimda jaučiasi šią akimirką? Tokiam nėštumo pirmam trimestre, kokie 5-6 savaitės, kad tik sužinojau, tai dar baisu, norisi slėpti. Ir niekam eterėje tai tikrai gingdėvė nesakyti. Aš tikiuosi, čia niekas neinterpretuos, aš nesilaukiu. Tiesiog čia apie kūrybiškumą labiau, kad jaučiuosi visiškai, kad galėčiau kurti. Kažkas naujo mezgasi, nauji kažkokie, nežinau, projektai, dalykai. Kol kas neaiški lytis. Pas dar tik pradžia. Ir kartu su tokia, žinai, turbūt net šiek tiek baime neužspausti, kad nepabėgtų.
Va toks, sakau, labai, vaizdiškai tas tokia neštumo pradžia, kai tu ką tik sužinoji ir tu dar bijai džiaugtis, nes dar visiškai pradžia. Bet tai tu palauk, iškart po Toskanos pastojai. Taip. Toskana man ir buvo tam reikalinga. Nes čia palauk, dabar mes esam vidury mėnesio, ne vidury, mes per šitą 22 diena, kada filmuojamės čia. Tai vat prieš mėnesį jo buvo gegužės antra pusė. Mes grįžom gegužės trečią. Pradžioj. Jo, tai 1,5 mėnesio, tai vat geras, net nepagalvojau. Bet dabar man taip suonktelė, žinai, nes kadangi taip jau ekspresyviai pradėjai vat pasakoti apie tą, žinai, užgimimą, kūrybinį aspektą, kūrybinį neštumą, tai vat kažkaip, taigi mes ten, žinai, tas sėklas ėjom ir kiekviena savo skirtinga ir kiekviena savo skirtingam tam neštumo etape. Man Toskana buvo ant tiek laikų ir vietoj ir tai buvo taip reikalinga. Tai iš vienos pusės, jeigu koks žmogus iš šono žiūrėtų, sakytų, tai blogiausiai pasirinktas laikas, kai tiek daug reikėjo padaryti darbuose, namuose ir taip toliau. Ir aš taip, stop. Manęs dabar savaitę nebus, kur beveik net ir ryšio telefono ar nebuvo, tai buvo visiškas atsijungimas ir turbūt ten ir pasimylėjau, kaip tu sakai, su to gyvenimu ir kažkoks toks naujas impulsas atsiranda. Taip, tai čia ir turbūt reikėtų labai iškart pažymėti, kad pabrėžti, kad ant kiek moteriai reikia laiko, to tikro savo. Pavyzdžiui, aš daug keliauju su draugiam, tikrai, ir ten iš šono gal irgi sakytų, kodėl tu čia šitą išskirgi tu, ir kovo mėnesį buvai su merginom, ir aš balandį buvau su drauge, bet yra visai kas kita, mes kovo mėnesį važiavam ten dalinai su darbais, dalinai tu leki, pažiūrėti kažkokių dalykų, iš vienos partos į kitą, šoks muziejus, kažkas kažkaip, o čia buvo viskas, tu esi čia, kalnai, tu, ramybė, ir grinai aš išgirdau save, nes dažniausiai girdim triukšmą miesto, parduotuvių, telefonų, ypatingai telefonų. Tavo atveju ypatingai. Taip, ir Toskana buvo tas, kur man išjungė. Visiškai. Ir tai buvo turbūt pirmas kartas per nežinau kiek laiko, kur aš absoliučiai nedirbau. Nieko nedariau. Net į žinutės niekam netrašinėjau. Kalbu iš darbinės pusės. Visiškai. Aš taip verta šito buvau 10 metų, aš beveik be atostogų dirbu. O klausyk, kalbėjai apie širdį, kur sakėm, kad wild heart, žinai, laukinė širdis. Čia labai priminėjai labai daug pokyčių. Tarsi, žinai, visas gyvenimas 180 laipsnių virstų. Ne, gali papasakoti daugiau, kas vyksta tavo gyvenime, kas čia per revoliucijas? Žinai, dažniausiai žmonės, kad priimtų kažkokius naujus dalykus į savo gyvenimą arba darytų kažkokius pokyčius, jie turi būti įvesti į labai nemalonę situaciją. Pavyzdžiui, kada žmogus pradeda keisti mitybą, kaip pasako daktaras. Taip, sveikata, kada jau būna jau per vėlų. Taip, kada mes nusprendžiam keisti, pavyzdžiui, darbą. Kai mus išmeta iš darbo, arba jau ten yra taip blogai, kad jau ten nežinau, ne? Arba kvepia, kad to įskrisi. Jo, kada keiti, nežinau, gyvenamą vietą. Ar aišku, čia su gyvenama vieta gal kiek kitaip, bet jeigu kalbant apie šalies keitimą, tai vėlgi dažniausiai yra tada, kada labai yra blogai, kada lietuviai išvažiuoja į užsienį. Neturi iš ko gyventi. Mūsų atveju, aš myliu savo darbą, aš turiu puikią šeimą ir mano darbas, man tikrai puikiai sekas ir viskas yra gerai. Ir kai mes pasakėm vasario mėnesį... Tai šitas vasario mėnuo. Taip, vasario mėnuo buvo, vasario pradžia, kad mes galvojam daugiau laiko praleisti Tenerifei. Tai nėra, kad mes išsikraustome į Tenerifę, čiau paka. Ne. Mes važiuojame į Tenerifę praleisti ten daugiau laiko. Mes per praeitus metus buvom 4 kartus ten po 3 savaitės, už praeitais metais tas pats. 4 kartus po 3 savaitės? Tai čia palaukti, čia kiek čia 12 savaičių? Taip. Tai čia... Taip, kas yra gana sudėtinga dėl dukros mokslų. Tas nėra gerai.
Tada pradėjom galvoti, o galbūt ten galim didesnę laiko dalį būti ir grįžinėti Lietuvą. O gal pabandom? Aha, o gal pabandom? Taip, išvirkščiom pasižiūrėti iš tą patį situaciją. Tai va, ir aišku, tai jūs savo namus išnuomuosit. Ir tai dukra eis į kitą mokyklą. Taip. Taip. Tu išveži vaiką į kitą mokyklą, o jeigu po metų grįšit atgal, taip, kaip tada jai vėl bus? Jai labai gerai bus. Jinai gyvenime, taip, supras, kad nėra viena sofa, ant kurios tu mama atvedė su tečiu 1 klasę, pasodino ant sofkutės ir sėdi iki 12. Taip. Ne, gali būti ir kitaip. Aš labai noriu, kad mano dukra, kol aš galiu tai įtakoti, kad jinai pamatytų, kaip dalykai vyksta, kad yra ne visos situacijos galbūt pačios maloniausios, bet mes jas galim pasidaryti malonimis. Noriu, kad pažintų skirtingų žmonės. Nežinau, aš pati 18 metų pradėjau važinėti užsienį ir tai yra tas tikras geriausia mokykla, geriausias universitetas. Tai va, tai tikiuosi, kadangi dabar galiu tai suteikti savo vaikam, tai tavo vaikai, žinai, ką mato, aš tai bent jau ką matau, ką tavo vaikai tikrai mato, tai labai daug drąsos pas savo mamą. Tikiuosi. Aš tikiuosi, kad mano vaikai mato mane kaip drąsią, mus su vyru kaip drąsius. Taip. Nu, bet tai kažkaip, žinai, tas sukuriukas, tai man atrodo, kad čia nuo Indrės prasideda, žinai, tas vrut. Mano vyras yra ramesnis žmogus. Taip. Jisai gal atremė tas tavo visus tos sukuriukus? Taip, jisai, tai aš 2 metus kalbu, kad o gal pabandom. Tu ruoši taip po truputėlį. Taip, ir jisai vis ne. Eik, ne. Taip. Ir trunka laiko, žodžiu, kol tai išmasažuoji. Jam reikia suprasti, tai yra sistemų žmogus. Jis turi žinoti, kaip mes ten nuvyksim, kur mes ten gyvensim. Indra pageidautina, taip, su 2 vaikais. Tau labai sekasi, kad tokį vyrą turi. Su kuo tu ten gyventum ir kur tu ten gyventum, jeigu žinai. Ir gerai, ir visai žinoma, kad būtų. Ir gerai, ir visai būtų. Žinai, bet taip, žinoma, faktas, mes papildom vienas kitą. Kad žemiškas, žinai, vyras, jisai paskaičiuoja kai kurios momentus. Taip, kad nebūtų, aš impulsyvi. Taip. Aš galėčiau rytoj į Kiniją išsikraustyti. Nes, o kodėl ne? Taip, sutinku. Tai va, tai kartais jisai, ne kartais visada, jisai prilaiko ir pasverti, ar tikrai. Ir tai yra saugumo klausimai, ar ne? Nu, tai viskas, čia viskas yra gerai, nes, maskatuotis per daug gal irgi nereikia. Tai viskas, mes turim tą tokį... Ir žinai, ir Indrė, dabar man irgi kažkaip skamba, kažkaip maskatuotis. Žinai, turbūt, kad tokio vyro glėbyje tau ir maskatuojasi gerai. Turbūt, jeigu 12 metų kartu. Taip, žinai, kur vadinasi, nes jeigu kažkas tai būtų kažkokie galai galbūt nesužiūrėti, tos, kurios laiko, žinai, taviškis, tu būtum vėl jau kita moteris, nes automatiškai adaptuojasi, žinai, tą dinamiką. Ir galbūt tu neleistum savo tokio impulsyvumo tiek daug, jeigu reikėtų pačiai kažkokius tos dalykus sureguliuoti, žinai, ir apie tos dalykus pagalvoti, ką dabar taviškis padaro, žinai. Tas, kaip mes toj poroje dinamikoje būname ir kaip jinai keičiasi priklausomai, jeigu vienas žmogus atremia kažkurį aspektą šeimos arba neatremia. Ne? Kaip, aš dabar neatsimenu, ką aš sakė mums šitą, bet sako, Indrė idėjas taip mėto. Taip. O Rytis jas sudeda į dėžutes, į tas, kurios turi būti, ką reikia pajungti, kad jos veiktų. Va. Ir kai dažnai tikrai aš girdžiu, Indrė sukūrė žalią žingsnį, Indrė padarė tą, o tikrai nekartą teko išgirsti, o Rytis tik tai vykdo Indrės nurodymus. Tai tikrai taip nėra. Kas yra šalia mūsų žino, kad taip nėra. Apskritai santykiai taip neveikia. Taip, taip nevyksta, kad čia, ir žalio žingsnio be Ryčio nebūtų. Taip kitaip, ir čia hierarchija taip nevyksta gyvenime. Čia kaip ir žinai, kas kiek įnešė į šeimą ar panašiai, čia taip nevyksta. Tada, kada mes esam visi vienoj virtuviai,
mes puikiai žinom, kiek tam tikri atremiamieji taškai kitam žmogui, kad jis galėtų skleistis, kad galėtų kažkur savo talentą išskleisti. Čia yra valiuta, kad tokį žmogų tu turėt, kuris galėtų apskritai atremti tas tavo, žinai, tūkstantį nesąmonių, kurios išskrenda iš galvos, žinai. Ir kurias praleisti, o kurias pagauti. Arba, ir jeigu niekas jų neišgirstų, jeigu niekas jų neišklausytų, jeigu jas rejectintų, jeigu jas nepriimtų, jeigu iš jų pasijuoktų, ne, taip, santykiuose. Tai vat vėl. Taip ir būdavo prieš tai, kai sako, o kaip tu taip sugalvoji, čia ir su to mitybom ir taip toliau, nes beprotiškai stiprus palaikymas. Aš kažkada juokavau, sakau, mane visi mato, nes aš esu viešas asmuo. Nes mano vyras, jis nenori to jam. Tavo vyrui labiau pasisekė, jam nereikia į kadrą. Bet jis visą laiką nugarą, mano nugarą jo ranka. Jis laiko, kad nei nukriščiau, nei, žinai, ir toks tas į priekį padėjimas eiti. Mes tikrai labai stipri komanda. Labai saugi. Užpakaliukas dabar atpalaiduotas tavo? Po bandelių labai. Davidas sakys, kad 2 kartus jis užpakaliais. Vis čekina. Užpakalis atpalaiduotas, žinai, ir Viktorijos, Jovitas praeitą podcastą klausė, užpakalis atpalaiduotas. Taip. Užpakalį atpalaiduoti, jeigu norim, kad nervinė sistema atsipalaiduotų. Ačiū Alai Tamulieniai. Tai va, tai labai drąsu, labai gražu viską matyti, stebėti, liudyti. Ir kelintas čia tavo toks apsivertimas 180 laipsnių kartu pasiemus visą šeimą. Jūsgi į Ameriką taip varėt? Jo, mes iš Airijos taip į Ameriką išskridom, tada iš Amerikos į Klaipėdą ir iš Klaipėdos Vilnių. Ir dabar iš Vilniaus į Tenerifę, tai 4 toks, su šeima. Nu taip. Bet jeigu man kiek vienai, tai nejokauju, nesuskaičiuočiau aš. Nuo 18 metų. Ja. Paprasčiausiai aš suprantu vieną dalyką, aš visada įsivertinu, tai nėra, kad aš stačia galva kažkur krentu, ar krisdavau, ar planuoju kristi. Aš įsivertinu, ką aš galiu prarasti. Dabar skrendame Tenerifę. Gerai. Nepatiks. Duodi savo smegenim reiškia pirmą tą, kad ko labiausiai galima bijoti. Ar yra blogiausias scenarijus? Taip. Ir aš suprantu, kad aš nepasirašiau jokios sutarties, kad aš negaliu grįžti gyventi Lietuvą po mėnesio. Lietuva tikėtina irgi priims? Aš manau. Pasas dar bus? Taip. Tai galiu grįžti, kada noriu. Jau lengviau. Viskas. Ir viskas. Aš neišeinu iš darbo. Taip. Mano dukra eina dabar ar ne į kitą mokyklą. Mes pasirinkome lietuvių mokyklą, saugų variantą. Tenerifėje. Taip. Ten yra lietuvių mokykla, kuri veikia pagal tą pačią programą kaip ir Lietuvoje, bet kuriuo metu mes grįžę į Lietuvą, tiesiog jinai sekančią dieną galėtų įti čia. Sūnus 4 metų, ten paruošiamoji pas juos jau skaitosi, kaip darželis. Tai irgi. Turi galėti, žinai, turėti galimybę prieiti, pakeisti labai greitai. Ir kuo mažiau streso tame turėti. Nes tie pokyčiai, man atrodo, žinai, aš tai nežinau, man atrodo, kad toksai, kad jie tokie pasidarė aktyvūs ir neišvengiami, ne, kad jeigu noriu, bent jau man kaip žiūrisi, jeigu aš noriu gyventi savo potencialiausią gyvenimą, pokytis yra toks kaip amas. Ir jisai, man keistėja truputėlį, bet aš nesiskundžiu, nes tai labai yra nuotikiška, kad tie pokyčiai jie dažnesni. Ir laikas, žinai, greitesnis. Kaip sakai, tai kiek bus podcastas, ar ne? Ir aš dar visai nesenai, prieš pusmetį. Man atrodo, pirmas mūsų 1,5 valandos ir buvo. Jo, ir aš dar su amerikiečių coachingo kompanija, kai mokinausi, tai ten mes apie podcastų, žodžiu, irgi mokinomės tada. Tai ten iš serijos 2-3 valandas, kuo ilgiau, to geriau. Tai čia dar metai atgal, o dabar žiūrėk, viskas trumpėja, ar ne? Tai tas irgi tas rodo liudija apie bendrąjį laiko greitį.
tas greitas laikas, žinai, paturėjai fragmentą Vilniuje, va, fragmentuką, žinai, atrodė kaip tavo visas gyvenimas, šitas etapas, tiesa? Na, o tai va, po to pasižiūrė atgal, žiūrėk, jau ir išnuomotas butas, tik mašina, tas anas trečias, ir sak į kitą fragmentą, žinai, visai kitą etapą į gyvenimo. Ir va tie ir keičiasi ir pakankamai dažnai. Bet aš manau, kad tai nereiškia, kad visi turi taip daryti. Taip, bet teisingai. Man vieno gyvenimo per mažai. Tai tu jame nori patirti kelis. Ir manęs dažnai klausia, kodėl, kas yra, ar tu nerandi ramybės. Ir mes, kai Vilnių atsikraustėm, jau įsirengiam namą. Ir aš atsimenu, buvo interviu ir sako, tai jau viskas? Ar jau ramu? Jau viskas, dabar jau Lietuva, jau vat Vilnius, verslas, ar jau viskas? Tipo, ant visam. Labai, man tas ant visam, tai tipo, kas? Tas are you settled, žinai, va, tas tarsi siekimybė būtų tas nutūpt ir settle. Ir va, čia yra kažkas tai užsiklijavę mūsų, man atrodo, pasąmonėje, kur, settled. Aš čia noriu pasenti. Jo, tai gerai, tai gali tam bute pasenti ir visą kitą, bet esmė tame, kad dažnai tas settled reiškia, kad tu jau kažką jo visiškai ant sofas visom prasmėm nueini. Žinai, čia ne apie tai, kad ta prasme, kad tu būtinai, tu gal iš tikrųjų įsikursi tokius namus, kur tu norėsi čia ir numirti, žinai. Kaip aš sakiau, man, kai persikėliau į šitos savo pastarosius namus, man jie ant tiek patogus yra, kad aš drąsiai sakau, čia aš galėčiau numirti. Jokių būdų tai nereiškia, kad tai bus mano būtas visą gyvenimą. Jokių būdų tai nereiškia, kad aš neturėsiu kitų namų. Bet tai yra ta šią akimirką, žinai, kad yra jo, bet toliau vanduo turi tekėti. Ne? Tai ar tai būtų su nekilnojamu turtu, kur tu gyveni, arba tai gerai, jeigu aš galiu ir numirti šitame bute, viskas tvarkoja ir 105 metų, nebūtinai už 5 metų, ar ne? Viskas tvarkoja, bet tai kol tai nereprezentuoja mano vidinio, žinai, nusėdimo, bet jeigu aš iš to būto pailsėjus, po to einu į savo gyvenimą, kuris man ten, mano gyvenimą, žinai, vaibuoja, tada jo, bet never get settled, žinai, va čia iš tos man serijos, never get settled. Nesvarbu, kiek tų metų yra, žinai, nenusėsk į tą vieną vietą. Tai aš ir tada ir sakiau, ne apie butą, kad, žinai, kažkam nežinau, kas keistą, bus. Jo. Aš nežinau. Ir dabar, pavyzdžiui, tu likusius mėnesius nešiosi savo pilvelį ten, savo tą kūdikį, ne? Ir dar tas dalykas, kad tu žinai, kas čia per kūdikis maždaug? Ne. Tai jo, tu dar net nežinai, kiek iš tikrųjų reikės nešioti. Gal kaip dramblys. Kaip dramblys, o kiek taip palak dramblys 1,5 metų kokį varo? Kažkaip, ar ne 2, man atrodo 2 metai yra. Aha. Taip, nežinau. Yra jau tam tikrų pamąstymų, bet tebūnie jie būna, nes... Taip. Nežinau. Dabar vyksta tas apskritai toks labai switch iš vienos aplinkos. Aš labai noriu pamatyti, kaip aš jausiuos. Labai naujas vėjus. Bet jaučiat, aš tai jaučiu, žinokit, nežinau, kaip kas girdi žiūri. Aš tai tas tokį matau, tokį labai fainą, tas žemės elementas yra, kur tu sakai, ten buiteką, žinai, tą sutvarkiau. Natūralu, kad, žinai, ir pasigalvoja, už ką gyvensit, ar ne? Tai tas grinai žemiškas dalykas, ar ne, kuris turi būti sutvarkytas ir to pačiu, kiek tavyje, žinai, girdžiu erdvės naujiem dalykam įeiti. Tas, nežinau, pajusi, žinai, kaip ir iš tenais ten yra geriausia kūryba. Žinai, tas tų valandų kiekis, tu turbūt ir atidirbsi tą, kad tau reikia atidirbti tą žemės elementą ir visą kitą, ar ne, bet toks jūsmas, taip skambi, tarsi atsilaisvinus esi, ar tai laikė, ar tai savo galvoje, ar tai savo širdie kažkur. Matai, labai įdomus dalykas yra, mes, kaip prieš jau dabar daugiau negu prieš 2 metus, kai pirmą kartą atskridom į Tenerifę, mes buvom 2 savaitės. Paskutiniam dienom man pradėjo ateiti toks keistas jausmas. Šiuo metu ant liežuvio galo yra tam tikras metaforiškas apibūdinimas tam, bet pabandysiu kažkaip paaiškint, ką turiu galvoje. Ir mes tada skridom namo. Ir nutrūko. Viskas. Mes tada grįžom rudenį 3 savaitėm. Ir aš jaučiu, kad vėl likus kelios dienos iki važiavimo namo, vėl kažkoks įdomus jausmas. Lyg kažkoks kūrybiškas kažką, kad jau tuoj ir namo.
Taip, jeigu vaizdiškai apibūdinant, panašu į seksą būtų, kad tu kaip ir atlieki visą tą reikalą ir prieš pat baigimą tau atjungia. Viskas, einam namo. Tai vat, man labai, taip, aš vis su vyru šnekėjau, sakau, aš taip norėčiau pabūti Tenerifėje ilgiau, kad pajusti tą Bet čia tave visiškai iš tą žemę prikvietė. Visiškai, tai buvo toks jausmas, nežinau, kas tiki, kas netiki, galbūt tie, kas klauso šitų dalykų tiki. Man buvo visą laiką, man, nežinau, 18-19 metų buvo, aš labai mėgstu bėgioti. Ir aš vis sakydavau savo draugiam. Aš tave priskrisiu pabėgioti. Aš laukiu. Man vis atrodė, kad aš bėgioju vandenynas iš vienos pusės ir tokia kaip alėja su palmėm. Ir aš taip aiškiai matau tą vietą, žinai. Ir kaip buvo Miami prieš, kiek čia, 10-9 metus, Eglė, mano draugė, ten gyvenant, sako, tai ar čia ta vieta? Sakau, nu žinok, ne. Nors panašėja. Kažkas, bet ne ta vieta. Ir kur važiuojam ir aš vis ieškau tos vietos, nes kažkoks yra, kad ta vieta yra, žinai. Ir ten ir Italija, ir kitos vietos, žodžiu. Ir Dubajus, ir vis, ne. Lyg esmė ta pati vanduo, palmės kelias, kur žmonės bėga. Ir kai mes atskridom į Tenerifę, tik išlipom pavargę, dar Denas mažas buvo labai ant rankų ten skrydžio metu, tai žodžiu. Ir mes išlipam, laukiam pasimti automobilio, vyras jau deda lagaminus į automobilį. Ir aš taip kažkaip pakėliau akis ir jaučiu, kad man sutraukė čia, žinai, ir noriu verkti. Ir jausmas, grįžau namo. Ir galvoju, kas čia nauja. Gerai, tai aišku, daug emocijų, vaikai džiaugiasi ir aš nuvijau šalin tą mintį. Ir ryte... Bet taip, kaip, o šitas jausmas yra... Jo, ir aš ryte atsikeliu bėgiot nuo kalno iki apačios, čia vandenynas, ten pati pradžia, uostas, nieko ten įspūdingo, bėgu tolyn ir kaip įbesta čia. Tai va, čia ta vieta. Tos palmės yra Los Amerikos, jeigu taip tiksliau. Jo. Geras galvoju, okei, tai va, kur čia ta vieta. Visiškai prisikvietė žemę tave. Taip, ir labai priėmė, nes sako, Tenerifė, be kito ko sako, arba jinai priema žmonės, arba nepriema, nes jinai vulkaninė sala, jinai energetiškai yra stipri sala. Ir jinai ten... Man ir atrodo, kad su Tenerifė nelabai yra to middle, žinai, kad biški patinka, biški nepatinka. Jo, vieniem patinka, kitiem nepatinka. Čia, aš žinok, ir panašiai irgi kaip Balis, nes energetiškai stiprios vietos, you hate it, you love it, žinai. Toks tai yra, kad... Nes kai klausia, žinai, o tai kas ten tokio? Jo, kas ten tokio? Kodėl jūs niekur kitur nebekeliaujat, visada Tenerifė? Indre, o kom turi būti tokie ypatingi tavo namai, kad tau būtų geras? Tokia. Bet žmonės nori išgirsti, žinai, tu turi parduoti jiems, bet man nereikia, kad jie ten važiuotų. Taigi, jeigu tu jautiesi namuose, ne, taigi ten ne apie tai, kad kokie namuose tavo baldai tokie, ne, arba kodėl Tenerifė, o ne Havai, taigi Havai ten, ne, ten palmė. Bet žmonėms taip yra ir tiesiog, žinai, kaip mes tikrai daug keliaujam, atrodo 4 kartus per metus skrenda ten pat, vieša paslaptis, biletai tikrai brangus tenais. Nors atrodo, ta Tenerifė tokia kaip ir nuvalkiota, bet kainuoja brangiau. Labai daug kas tenais skrenda ir tai, žinai, dažnai skrenda, Maldyvai, Havai. Bet skrenda dėl to, kad yra faina. Nebūtų faina, nebūtų, žinai. Bet iš kažkur buvo nusistovėjęs tas toks įsivaizdavimas, kad ten labai pigu. Bet taip nėra. Tenais valgyt, pavyzdžiui, pats pragyvenimo lygis, taip, tai yra pigiau. Bet kalbant apie pačius skrydžius, nuomą tenais, tai ten anaip tol nepigu. Tikrai taip. Ir nebrangsta, man atrodo. Taip. Todėl, kad labai daug turistų. Per daug. Nedaug, o per daug. Tai va. O jūs jau tapsit nebe turistai, jūs tapsit vietiniai? Sau. Ispaniškai kalbi? Dar ne. Dar ne. Mokinsies? Be abejo. O, nuostabu. Noriu, aš tau papasakosiu, klausyk, kirti man tai iš viso vėliau kaip gerai. Aš tai labai noriu, aš jau rinkausi, supranti, aš labai myliu kalbas. Taip myliu kalbas
Ir tas bizekas, visas gyvenimiškas, jisai man neleido kažkaip pabaigti prancūzų kalbos, išmokti. Ten mokykloje mokinausi, visą kitą, tada ispanų, tokiais 2 irgi žypsniais univerė mokinausi ir po to tam bandžiau į kursus eiti ir po to į prancūzų grįžti ir toks balaganas. Prancūzų nudrėbiau, sakydama, kad aš jau... Taip, kad mano smegenis jau nebegali turbūt, kad taip aktyviai, žinai, tokią sunkią kalbą įlavinti, arba tiesiog labai daug laiko investicijų ir labai reikalinga motivacija. Nu, tai iš tiesų labai sunki kalba. Nes tikrai labai sunki kalba. Aš ją mokinausi, žinau, žinai. Tai tipo, jis tu paprastai... Aš itališkai šneku, tai šiek tiek panašu į ispaniškai. O itališkai aš nusprendžiau itališkai. Nors labai būtų gerai. Apsimokiau ispaniškai. Iš tiesų tai pagal populiaciją. Bet žinai, kas mane priviliojo? Italas. Bet ir ne, žinok, Romoje susitinku su daktaru Činmėjai Pandėja iš Sanskrit universiteto, žmogus, su kuriuo aš mokinuosi filosofijos. Ir mes susitikėjome, mes turim filosofinės diskusijas, ar meditatyvinės praktikas ir taip toliau. Ir aš, žodžiu, iškeliu irgi šitą kalbos klausimą, žodžiu, ir kaip čia ką, tik čia labiau apsimoka ispanų, labiau, kad šiaip gražiai labai, žinai, ta kalba tikrai ir easy tikrai, o italų yra sunkesnė, pavyzdžiui. Bet sakau, čia gal tai italų, bet ką aš čia dabar su tai italų prisigalvoju, nei aš turiu kažkokio connection, nei ką, išskyrus tai, kad mane Toskana, vat kaip žemė, mane Toskana, vat va šitai, va tiesiog pritraukė. Bet tau ten ir tinka labai. Aš Indrė, aš va dabar, žinok, net įsijungiau mūsų Toskanos video, nu toksai. Noriu namo? Namo. Va tai va. Ir žinok, bet kalbant apie tai vienas dalykas, kad man iš tikrųjų išsijuto, kad okei, tai yra ta viena žemė, kur aš nebūtinai apie persikraustimą eina kalba, arba ten metų projektą va tokį, bet aš žinau, where I belong, žinai, kur mane žemė visą laiką maitina ir stiprina. Ne, yra va tam tikros va tos gali į žemėlapį įsekti tos, žinai, karoliukus. Ir pasižymėti, kad tokia šitą žemę man apie tai, šitą žemę apie tai. Ir man daktaras Činmėjai sako, taip, Italian, learn Italian. Žinai, aš tikrai? Aš kodėl? Na, dar man pateisink, žinai, nes aš jau labai ilgai sprendžiu, nuo kurios kalbos pradėti. Sako, ir jis sako, galėsi, sako, originalo kalba skaityti Dantę. O, sakau, gerai, žinai, motivacija, žinai, per literatūrą. Tiesiog daugiau geros literatūros ir labai faina skaityti originalo kalbą, jeigu tu tą kalbą supranti. Taip. Nu, labai daug autorių, labai didelė ta visa kultūrinė dalis, literatūrinė italų dalis, žinai, tai jeigu kada nors atsitiks toks geris, kad taip, žinai, jau gerai gali įvaldyti kalbą ir skaityti knygas, tai fantastika. Tai žodžiu, čia mano tai ilga istorija apie tai, kad italų viskas. Tik nuo kada reikia pradėti, sakyk? Dabar, ne? Pavyzdžiui, šiandien. Taip. O aš Duolingo... Norėjau sakyti, parsisinti. Taip, o yra italų? Yra. Nes tenais ant tos programėlės italų, ispanų ir dar kažkas, ir ne italų, ispanų, žodžiu, italų nebuvo. Bet... Man atrodo, kad yra, žinau, bet aš nenoriu... Bet žinai, kur programėlės, tas toksai, kur rašo tokį trumpą aprašymą, galbūt jam ten žodžių neįtilpo. Tai, nu, žodžiu, yra. Bet man atrodo, žinok, negaliu patvirtinti, aš ne iš ten išmokus. Žinok, prašutinau pro savo biblioteką, kuri ten įvairiuose vietose gyvena, mano namuose, ir galėjau praleisti, ieškodama italų kalbą per 30 dienų, nes buvau kažkada tai back in the days nusipirkus. Bet visiškai realu, aš pradėjau suprasti, ką kalba po 2 savaičių gyvenimo Italijoje, po mėnesio aš jau susikalbėjau pilnu. O klausyk, ką tu ten to Italijoje darai? Šokau ir bare dirbau. O kiek tu laiko? 6 metai. Bet irgi pirmyn atgal. Aš ir Graikijoje gyvenau. Čia tai iki sutuoktinio, ne, ta istorija. Oh my god, čia reikalingas atskiras podcastas. Tai bet tai tu mokai dabar. Vieną rytą bėgioju ir tokia prancūziška daina pradėjo groti ausinukė ir galvoju, žinai, ir Paryžiui pagyvenčiau. Ir bandžiau atsakyti savo klausimą, ar aš šitos ramybės nerandu, bet tada supratau, kad ne, man per daug įdomu yra. Man taip įdomu, koks yra jausmas. Man įdomu jausmas. Koks jausmas gyventi, žinai, aš atvažiuoju į Tenerife ir mano didžiausias kaifas yra rytiniai vaikščiojimai, atradimai, tas, pamenu, čia laikas su savim.
Aš tave Tenerifei matau, va, ten tos pakrantės. Taip, pastoviai. tai tenais ir marširuoju, aš priminu gal. Ir vat man žinai, aš žinau, kiek dienų būsim tam, pavyzdžiui, 22 dienas. Ir aš skaičiuoju kiekvieną tą rytą. Liko tiek, jau praėjo tiek. Mes gavom 22 šiandien tą. Va. Ir... Mano New York'e kambarys buvo 1-2-2. Geras, čia kažkaip įdomi. Labai. Tai va, ir man įdomu, koks jausmas, nežinoti, kiek rytų liko. Žinai? Nu, vat. Ir va čia įvyksta stebuklai. Va tada, kada yra paleidžiama ir, pavyzdžiui, netgi su siekiais, kada mes turime tikslą padaryti taip ir tiksliai taip ir kad vat iš, nežinau, žiedį puodą, ne, jis būtų tokio ir ne kitokio dizaino. Ir va šitas mus gerai, kad jis tai varo į priekį ir ten visą kitą ir panašiai, bet kai mes paleidžiam kai kurios momentus, datas, netgi jeigu data yra, netgi jeigu tu žinai, kad ten 2 dienom atvažiavai, ar ne, bet jeigu tu galėtum sau paleisti šitą, bet čia yra misija neįmanoma, dėl to pas mus yra reikalinga, va taip, išvažiuoti. Tai va, ir aš sakau, tada, žinai, visi sako, tai ant visam į Tenerife, nu kokį ant visam, sako, aš nežinau, dar gal aš Japonijoje dar gyvensiu šiam gyvenime, ką žinau, kaip kas bus. Man tiesiog dabar labai įdomu, kaip man ten bus, nežinant, kiek dienų liko ten būti. Gal po 3 mėnesių aš sakysiu, pasveikau, gal grįžtam į Vilnių, o gal į Elektrėnus, o gal Panevėžį, ką žinau. Nežinau. Ir net ir nebūtina žinoti. Nebūtina žinoti, va būtent. Taip. Mes visi suprantam, ne, kad tas laikas yra ribotas. Šįryt beje bėgiojant kažkokį podcastą įsijungiau, šiaip nieko ten gero, bet labai, taip gerai pasakė, visi mes žinome, suaugę žmonės ir mes žinom, kad, tai nėra beribis laikas, ar ne? Vis tiek yra, su kiekviena diena liko viena mažiau, bet, nežinom, ar metai, ar 20, ar 50, ar 100, taip toliau. Tai vat, gal daugiau gyvenime ir reikėtų tų tokių galimybių savo nežinoti. Jeigu dabar galiu nežinoti, labai fain. Man labai priminė dabar mano draugės Živlės, su kuria aš dabar tik grįžau iš New Yorko. Ir buvo ten jos gimtadienis viena diena, prieš tai viena diena jos mergaitė koledže pabaigė, turėjo graduation party, baigė universitetą, tai gavas tokios 2 moteriškos, stiprių moterų tokios, žinai, šventės. Ir ta mama, mano draugė, jinai turi tokį gerą požiūrį, jinai kaip per gimtadienį aš ją mačiau besidžiaugiančią, tai žinai, prabudo, let's run, Central Park, žinai, bėgioja, krosiukas tas anas ir 3 ir 5, ir jinai matėsi, kad jinai švenčia tą gimtadienį full-on, tik dalykėlis tas, kad kiekvieną dieną jinai taip daro. Kiekvieną, Indrė, I promise you, tavasme ir aš, žinok, žiūriu ją, man tam padirbėjo dar reikėtų. Čia žinai, kaip kiekvienas žmogus turi savo talentą, tas iš tikrųjų nežinai, kada ta paskutinioji, žinai, taip. Ir kiek dar bet ir Jovita tokia. Ir Jovita, o Jovita yra, kad suprasti, tai kai mes su Viktorija turėjom podcastą, Jakučinskaitė ir Jovita mūsų iš Toskanos. Būtent čia yra tie talentai, žinau, kurie tas prabunda, supranti, good morning, America. Taip. Rise and shine, žinai. Ir krosiukas prabėgtas su žirgeliu prajotas, supranti, čia plaukai, čia šiuk. Ir visada lūpos padažytos. Lūpinės padažytos, ta prasme, amazing. That's the spirit. That's the spirit, kurią iš tikrųjų reikia mums visiems mokintis. Ir nieko nereikia, mane, bet vėl kaip Paula sako, nieko nereikia, bet yra nuostabu matyti, liudyti tą ir pastebėti kitose žmonėse tuos dalykus, kurių jauti, kad tai vada nepavydėt, bet įsikvėpti, kad, oh my god, žiūrėk, jinai gali, žiūrėk, jinai tai va pavarė, aš turiu ir tas galimybės, o kodėl aš, pavyzdžiui, Tenerife metam neišvažiuoju. Ne, tai va tas, įsikvėpk, žinai, tas kiekviena diena kaip gimtadienis, iš tiesų kaip gimtadienis. Mes paprasčiausiai, manau, per daug save visur varžom. Kad turi būti taip ir ne kitaip. Man irgi buvo momentas, jau kai mes apsisprendėm, tikrai
Čia aš nenoriu pasakyti, taip mes nusprendėm ir viskas kaip sviestų patepta ir jokių nebuvo abejonių ir nieko. Tikrai buvo vieną dieną, ir ne vieną dieną, bet momentas sėdžiu ir galvoju, palauk. Man 37 metai, mes turim savo namus ir dabar vėl nuomotis kažką, vėl iš naujo. Taip, jeigu nuspręstume for good ten gyventi, nu aš ką turiu omeny for good gyventi, tai įsigyti nekilnojamą turtą, ar ne? Vėl iš naujo, vėl visi paskolų dalykai, vėl įsirenginėjimai. Ja. Vėl iš naujo. Ir it's okay. Ir kažkokiu tai būdu yra nuspręsta, kad va, tu turi gyventi pagal tam tikrą modelį, ne? Susiradai ten vaikiną, tada tu turi ten susižadėti, susituokti, susilaukti vieno vaiko. Kaip aš atsimenu, dukrą pagimdžiau Airijoje, išeidinėjom iš ligoninės ir jau, ta prasme, išeinant iš ligoninės sesutė sako, nu tai greitai susitiksim, kada planuojat antrą. Wow. Klinas dar nesusiūtas. Taip, ir atrodo, palauk. Wow. Ir mes taip, tai gerai, jeigu tu nusipirkai, nežinau, butą, ten tai kada namas, nusipirkai namą, kada namas su baseinu, nu, ir vat, ale, vat, tas visas toks turėtų būti. Ja. Nu, vat ne, dabar, vat namuosimės. Nu, vat dabar bus taip. Bet aš tai bandau tik tai, žinai, įsivaizduoti, ant kiek viskas kitaip mąstysis, kitaip bus ir kitaip kursis, kai atsiduri kitoje aplinkoje. Iš tikrųjų, kaip mums ta terpė, kaip pat irgi daktaras šiandien sako, yra tie 3 kūnai, vienas iš jų yra oras, kurį tu kvėpuoji, ir reiškia aplinka, kurioje tu gyveni. Matai, žinai, kuo kvėpuoji, tuo patampi. Ir kai tu pakeiti realiai klimatą, tai visomis tiesioginėmis ir netiesioginėmis žodžio prasmėmis, mentalitetą, kalbos girdėjimą, orą, temperatūrą, sienas, peizažą, horizontą, daug dalykų, tai iš esmės viską šiftina mumise. Aš ir jaučiu, kad to reikia, nes taip kaip buvo dabar vat Vilniui, jau nebegalėjo ranint. Nebegalėjo, todėl kad vat aš vakar dar bandžiau paaiškinti, pavyzdžiui, situaciją. Aš labai available esu, ar ne? Yra daug darbų, yra daug projektų, daug kur mane kviečia, daug kur ir pati noriu eiti ir dalyvauti. Ir gaunas, pavyzdžiui, užsirašai treniruotę. Nežinau, į jogą užsirezervavau vietą arba pas tam plaukimo trenerę kažkur, ar ne? Kaip tai vyksta? Atsiranda kažkoks tikrai tiek materialiai, tiek ten, nežinau, mano žinomumui, tiek įmonės žinomumui, kažkoks projektas. Ir jam reikia skirti valandą. O pas mane laikas visas tuk. Vienintelė laisva valanda yra mano treniruotė. Kas atsitinka? Indre, tu išsibrauk. Perkelk. Nes supranti, kad filmavimo kažkokio tu neperkelsi, kažkokio ten... Perkelk susitikimo su savimi. Gaunasi taip. Ir aš vyrui, sausio, ten gale vasario pradžioje, kada mes nusprendėm ir sakau, aš turiu labai nerealūs bateliai. Sakau, aš turiu vieną didžiulį pomėgį sportą. Ir man nėra jam vietos. Ir gyvenimas bando išlupti. Ir išlupo. Kur pas mane būdavo minimum 7 treniruotės per savaitę, treniruotės. Tai ten bėgimas, ėjimas, joga, plaukimas, fitnesas kažkas. Aš dviratį praeitą vasarą nusipirkau, toks fainas, aš noriu profesionaliai dabar važinėti ir aš dar nepradėjau. Va, aš apie tai, žinai, ir aš kažkodėl tikiu, kad Tenerife man padės susigrąžinti tą savo draugą, meilę, nežinau kaip čia įvardinti. Man to labai trūksta ir aš pati nesugebu skirti prioriteto gyvenant Vilniui šitam dalykui. Ir tiesiog, Bet tai naujai grafikas, naujai dienotvarkė atrodys, kaip nuostabu. Žinai, kur gali viską pradėti, o kaip aš noriu, kad mano pirmadienis atrodytų, kaip aš noriu, kad mano sekmadienis atrodytų, kiek čia šeimai laiko, ar ne? Kitas klimatas, kaip mes leidžiam laiką. Visiškai, aš žinai, tas ir bandau, nes
kaip man kelionės, aš matau tai kelionėse stebuklą, va, kai tu pakeiti terpę ir kiek tai daug duoda tavo psichikai ir kaip tu turi, va tada atsiranda labai daug laisvės pasirinkimui, kaip tu naujai sudėliosi, žinai. Taip. Ir va dabar ir, žinai, kaip ten to balto lapo ir kurk savo svajonę. Tai va. Tai, žinai, aišku, nereiškia, kad man Lietuva nepatinka ar kad man čia blogai. Ne, bet dabar yra metas, reikia man, tu sakai, naujo oro. Taip. O po to gal ir vėl čia bus. Tiesiog susigražinsiu, išsimušiu, jo. Sveikintas pradžia. Jo, tai, žinai, tas you could sound crazy, tada people, žinai. Bet kodėl tai, va, kam taip reikia, žinai. Arba nuo ko tu bėgi, žinai, tas irgi momentas, tas klausimas. Daugam visada taip atrodo, kad tai yra bėgimas. Man čia akivaizdu yra, kad čia visiškai ne apie tai. Tai toksai man daugiau, žinai, tas patirti gyvenimą, taip kaip iš tikrųjų, patirti in full color, žinai, ir jeigu tavo širdis... Taip, mes nežinom, kiek laiko čia turim ir man atrodo, aš taip noriu gyventi pilna širdim, taip, galėjom geriau gal mandresnius namus dabar įsigyti. Bet aš galvoju... Niekada nesigailėjau nei vienos savo kelionės. Tai va, niekada nesigailėjau. O tai turbūt, kad jau turėčiau dvigubai geresnį būtą. Taip, čia, realiai, ta prasme. Man ir tėvai sako, jūs per šios metus, čia prieš porą metų, tiek keliavot, sako, jūs galėjot nupirkti butą nuomai kaip investiciją, arba iš kotedžo į namą pasikeisti. Per tas būtum nepataps nelaimingiausiai, žinai, jeigu būtum niekur nevažiavus. Man gaila drabužiam gal labiau, ten, nežinau, maistui negaila niekada. Bet daiktam ir manęs dabar klausia, tu savo namus išnuomuosi metam, ar tau negaila, galbūt ne metam, galbūt ilgiau, nežinau, kaip čia viskas, taip, ir šita atkarpa, ir taip mes galvojam ir apie naujus namus Lietuvoje, tai čia, bet dabar yra taip, ir, man negaila, tai yra daiktas. Aš nenuomuočiau savo vyro, savo vaikų ir savęs. Ir va čia yra, kad tarp tų 4 sienų, jie yra tavo namai, ne tol, kol tu savo šeimos saviškiais tose namuose. Čia susakius per praeitą podcastą, kur mano namai. Taip, kur tavo namai. Man namai ne tą reikšmę visai turi, absoliučiai. Aš neturiu, sakau, yra moterų, kur ten viską neša namo, ten vazeles. Ir jos puoselė, ir jeigu renkasi tarp kelionės ar kažkokios naujos trendinės sofos, renkasi tą sofą ir čia irgi gerai, jeigu tai daro laimę atneša. Jeigu tai yra tavoji laimė, tai. Man nėra laimės. Manęs, aišku, norisi tvarkingų, gražių namų, čia viskas faktas. Bet ar taip ir prioritetas mane? Tas pats. Nors namai, žinai, aš tai kažkaip tai darau tokią išvadą pagal savo, tarkim, gyvenimo būdą, kuris dabar yra iš viso toksai, iš šono tai iš vis niekas nesupranta, ką aš čia darau savo gyvenimu. Yra toks žodis simplify, žinai, kai gyvenimas toksai dinamiškas ir mes nesisetliname, kaip sakom, žinai, tas ant sofos, kad dabar viskas jau užgyvenom, žinai, su tokiu neprognozuojamu gyvenimo būdu, kas yra svarbu, arba man bent jau padeda, tai yra paprastinti kai kuriuos gyvenimo elementus. Tas simplify. Žinai, pavyzdžiui, kiek pas tave netgi daiktų sukaupta, kai tu relokuoji ir taip toliau ir panašiai. Jo, daiktų daug. Kai, pavyzdžiui, aš dabar keliauju, ar ne, ir irgi kaip naujai ir kažką tai daiktus nusiperku, rūbus ten ar ten dar kažką tai, kaip kitaip mąstau irgi. Apie ką mano gyvenimo būdas, žinai. Ir kokio dydžio ta mano turėtų būti ir spinta. Ir kokios kokybės tai turėtų būti. Tam tikri yra elementai, kurie atsiranda man bent jau asmeniškai mano gyvenime, kokybinė prasme jie paaukštėjo, pagerėjo, kiekybinė prasme sumažėjo. Daiktų kiekis taip pat. Dabar, kadangi iš studijos atkeliavo labai nemažai daiktų į namus, kurių dabar pertekliuje visiškai gyvenu, nereprezentuoju šito pavyzdžio, bet ne apie tai, bet apie tai, kad iš tikrųjų kai kurios dalykus tiesiog susipaprastinė, tam, kad ta sofa ir tos gražios, čia yra bijūninės rožės tau skirtos. Tavęs, žinai, neįsiurbtų taip su visam.
Nes tas komfortas, jisai, žinai, kai taip susidėlioji, jisai mums patogus mūsų žmogaus sistemai ir tai yra labai gerai. Bet drąsa tenais negyvena. Žinai, mes šiom dienom jau išvežėm dalį daiktų į sandėlį, kita dalis iškeliauja į Tenerife ir kita nugulė ir pas mano mamą, ir Anytą, ir kaimynus, ir draugus. Tiesiog, ko mums nebereikėjo, aš labai nemėgstu mesti lauk, mieliau pasidalinus kitais. Ir namai yra dabar, praktiškai tušti. Ir aš vakar vyrui sakau, kaip man patinka, kaip aš dabar čia norėčiau gyventi. Supratau, kad kaip tie daiktai jau buvo per daug. Aš apskritai suprantu, kad mane erzina turėti daug daiktų ir su amžium, kuo toliau, tuo labiau tą jaučiu. Aš suprantu, kad nebenoriu aš tiek daug. O kūrybiniai energijai reikia erdvės. Taip. Pilnumoje pritariu. Tai tikrai žodžio prasme kvadratūros. Dėl to mums reikalinga išeiti į gamtą, į peizažą, į horizontą, į kažką. Namai, jeigu įmanoma, ne degtukų dėžutės dydžio. Irgi ir neapkrauti, nes visis tos, žinai, girliandos. Taip. Statulėlės. 15 skirtingų podelių. Ja, tai ką? Simplify and live in bravery, žinai. Supaprastinti kai kurios dalykus ir gyvent savo drąsoje, būti, pripažinti savo tiesą, ko tu iš tikrųjų nori ir ko tu iš tikrųjų trokšti gyvenime. Ir jeigu Indrė Trusova trokšta jau 2 metus Tenerifes, jinai savo išdrįsta pirmiausia savo pripažinti, po to 2 metus, nežinau, kokias technikas naudoji, diskusijoms su Ryčiu. Jam lygiai taip pat Tenerife beprotiškai patinka ir jisai ten yra kitas žmogus. Daug laimingesnis, labiau atsipalaidavęs, labiau paleidęs kontrolę, nes jisai labai mėgstantis kontrolę žmogus. Tai nebuvo, kad man buvo sunku jį įkalbėti, norėti ten pabandyti gyventi. Čia ne apie tai buvo. Tiesiog galbūt jam labiau tie žemiški elementai turėjo nugulti, kaip tai galėtų atrodyti, nes vyras norėjo saugumą šeimos. Taip, ir nes norėjom tai vienodai. Jam lygiai taip pat. Tas turbūt, supranti, labiausiai ir davė tą norą, nes kai tu matai, kaip tavo vaikai ten veržiasi, kai tu matai, kaip to... Mes dar pabandėm beje trumpai lapkritį į Malagą skridom, o galvom, gal vis tiek čia tiesiog Ispanija, gal nebūtinai Tenerife. Tai dar tas spyrė tokį paskutinę, ne? Taip, dar tipo, gal pabandom, gal arčiau, nes tiek žemynas lengviau, ar ne? Protingiau ten, ilgesni pilitukai. Ir aš dukrai, žinai, ten vaikam vis tiek ir kavinės, ir kažką perki, kažkur ledai, čia maudaisi kažką, ir aš jai sakau, kaip tau čia fainiai, bet ne Tenerife. Okay. Žinok, man tai buvo su jogos studijom. Ne kad kažkas prašiau ar geriau, bet tai, kas man būtent tuo metu tiko, aš rinkausi, žodžiu, aš Kalifornijoje atradau jogą apskritai savo gyvenime ir tada Kalifornijoje radau studiją, konkrečiai ir mokytojų ir visa kita, viskas tiesiog fantastika. Ir aišku, atradau ir biudžetą, žinai, kalifornietišką, kad tas studijas tenais pasidaryti. Ir aš, matematiką pradėjau skaičiuoti, nes kiek čia galima iliuzijų gyventi, čia reikia papratauti. Ir tada, žodžiu, aš pradėjau čekinti, kadangi čia indų kultūros dalis, filosofija ir taip toliau, pasižiūrim, pabūsiu kaip normali, važiuosiu į Indiją, žinai, pas indus. Žymiai, pigiau grybo palyginus, žinai, su kalifornietiškom kainom, visą kitą, aš jau dėlioju. Ir taip sakau, žinai, man atrodo, žinok, Indija. Tiek ten ir joga, ir visą kitą, ir čia iš čia kilo papilna pateisinimų savo turis, o traukia į Kaliforniją belenkaip. Ir aš tiesiog turėjau tas 200 savo 1 valandų po Kalifornijai pabaigti. Ir Mindaugas man sako, žinai, sako, Milana, gal tu sako, apsiramink, sako, susimokėk tuos pinigus. Žinai, ir do your happiness, žinai, do your happiness. Ir kažkurioje vietoje tiesiog do your happiness ir nebandyk nei pataupyti, nei sutrumpinti kelio iki to, nei sumažinti savo svajonės dydžio ir do your happiness. Tai va, čia visiškai. Ir nuvažiavau aš į Indiją ir po to visai kitą formą studijuoju dabar kitaip. But I did my happiness. Taip, nes, yra taip ir, nebus taip, kad rasi daug vietų, kur tu jausies būtent. Taip. Tas home. Taip. Home. Žinai, su tokiu
po tokiu palaimingu įkvėpimu iš tikrųjų tebūnie jums šitą drąsa, kuri kaip visata rodo irgi drąsą visata labai myli. Ir dar net šį rytą mes apie tai kalbėjom prie kavos puodelio, kad taip, kada tu išdrįsti priimti sprendimą, išdrįsti žengti žingsnį padaryti, kai tai yra iš tikrųjų tau tikra, po to visata tave palaiko. Ir... Kai ko nors labai trokšti, visas pasaulis padeda tau tai įgyvendinti, kad ir kaip banaliai skamba, bet yra tokia tiesa, kad... Atsiranda ir tas, į ko į savo tą blogiausią scenarijų net nekalkuliavai, neskaičiavai. Ir tai tebūnie taip ir būna, kad drąsius visata iš tikrųjų palaiko. Labai daug ačiū, aš tave labai myliu. Ir aš. Einam apsigabint? Ta fine. Toskanoje, tarp banguotų kalvų, atvykstu į meditacijų centrą. Mes čia esame. Pasijuntu namuose, tarp savų. Apglėbta žydro dangaus ir apsupta gražiausių gamtos dovanų. Esu laisva. Įkvepiu save ir savo gyvenimo svajones. Šoku lyg niekas nematytų. Skanauju tikrą naminį maistą. Apdovanoju kūną aliejais ir prisilietimu. Bei atrandu save bendrystėje. Praktikuoju jogą judėdama širdies ritmu. Tai mano laikas, kuriame aš iš tiesų myliu save. Kviečiu į savęs puoselėjimo kelionę, kurioje sužydime į tobulą save. 6 dienų Self-Love moterų stovykla Toskanoje. Spalio 21-27 dienomis. Daugiau informacijos melanajašinskyte.com